Futbolą žaisdamas lūžo du kaulai man padarė operaciją ir man buvo pasiūlyta likti Kybartų pataisos namuose, o ne laisvės atėmimo vietos ligoninėje. Aš žinoma sutikau, nes aš rūkantis žmogus, nes laisvės atėmimo vietos ligoninėje negalima rūkyti. Ir tada kažkur bėgi 5 dienų kažkur tai man pradėjo pūliuoti koją. Atėjo ten daktaras, man paspaudė koją, sako, tai pas save iš vidaus pūliuoja. Sako, tai aš ir pažinau, kad iš vidaus pūliuoja. Tai čia mes ne prie ko. Ir manęs niekur nebežė. Na, jie sako, naujas amžius, viskas, lygos pačios užgėjo. Stebuklai? Nu, ir beveik 11 mėnesių man pūliavo to koją. Ligoninėje padarė man nuotrauką ir sako, pas tave nėra sąnario. Kreipiausi 2 sykius dėl invalidumo ir vienu žodžiu man gavau atsakymą, kad aš 100% sveikas. Telefonu nustato, niekur nevežė. 3 metrus paeit virdulių sykiais aš jau nebegalėjau. Nu ir tada man jau nervai neatlaikė, aš išgeriau butelį degtinės ir mane nurašė. Labą dieną, Sigitas Šyvis, atlieku bausmę Lietuvos kalėjime. Ilgai čia esat? Nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio. O, tai tik tai 3 metai. Kiek dar liko kalėti? Metai 3 mėnesiai. Tai neilga bausmė. Už ką sėdė? 10 metų. 10 metų? Taip. Tai kažkaip blogai nugirdau tada. Tai... Nu, aš pradžiai atlikinėjau Vilniaus pataisos namuose, paskui buvo rotacija, pervežė į Kybartų pataisos namus. Iš Kybartų, kada pabėgėlius tenai atvežė, tai mus perkelė čia. Už ką atliekate bausmę? Už žmogžudystę. Ką nužudėt? Nieko. Nu, tada nekaltas sėdėt? Nu, įrodymų jokių, vien tik tai, kad ten draugo šitą, kaip jinai... Sugyventi? Ne, podukra girdėjo, kad aš trenkiau tam žmogui ir vien dėl to mane apkaltino, vien dėl to, kad anksčiau buvau teistas. Ir to pakako. Ir... Nu, čia gal atskirai kada pakalbėsim tą temą. Nemalonė istorija, ne? Ne, nu, faktiškai taip galima sakyti. Tai jūs nelaikot savęs kaltu, teisingai? Ne, nelaikau. Tai tada laikot, kad be reikalo sėdi, teisingai? Taip, aš laikau kaltu šitoje byloje savo buvusios sugyventinės sūnų. Bet jisai nenuteistas? Ne, nenuteistas. Ir jau nebus nuteistas, nes jau... Nu, jau aišku nebus nuteistas, nebent kažkokios naujos aplinkybės atsirastų. Jisai žino tai? Aišku žino. Tai kaip nežino. Jis žino, kad jūs vis tiek tą nuoskaudą laikot savyje? Ne, aš jau susitaikiau per tiek laiko. Jau iš 10 metų, metai 3 mėnesiai belikę, tai kažkaip. Kada susitaikėt? Per kiek laiko reikėjo susitaikyti, jeigu taip jūs sakote? Nu, susitaikiau, tai aš jau turbūt po kokių gerų 6 metų. Tai jau pakankamai ilgas laiko tarpas. Nu taip, gal turbūt daugiau susitaikiau, kada aš būtent susilaužiau koją. Tada daugiau jau kažkaip tai. Nes nukrypo mintys į kitą dalyką, teisingai? Taip. O susilaužėt koją kalėjime būdamas? Būdamas Kybartų, dar tada tuo metu buvo pataisos namai, Kybartų pataisos namuose susilaužiau. Futbolą žaisdamas lūžo 2 kaulai man. Ir vienu žodžiu buvau etapuojamas į Kauno klinikas, man padarė operaciją ir man buvo pasiūlyta likti Kybartų pataisos namuose, o ne laisvės atėmimo vietos ligoninėje. Aš žinoma sutikau, nes aš rūkantis žmogus, nes laisvės atėmimo vietos ligoninėje negalima rūkyti ir negalima ten turėti televizoriaus, o pataisos namuose galima. Gali tiek pat ir maistą pasigaminti. Na, aš žinoma sutikau, nes man buvo pasakyta, kad man bus suteikta visa tokia pati pagalba kaip ir ligoninė. Bet čia buvo tik tai melas. Praėjus 2 savaitėm man turėjo siūlės išimti, bet niekas neatėjo neišimė, nes kadangi pasakė, aš galiu ir pats ateiti, man net ramentų nedavė. Tai koja sulaužyta, tai kaip jūs vaikščiojate, gipsai uždėti ar kas ten? Nieko, geležį sustatyta, viskas. Ai, geležis, taip. Nu ir vienu žodžiu, siūlės man kambariokas išėmė, nes neatėjo nei daktaras, nei sesutė išimti. Ir tada kažkur bėgi 5 dienų kažkur tai man pradėjo pūliuoti koją. Aš kreipiausi vėl per būrio auklėtoją, kad mane vežtų į Kauno klinikas, bet manęs niekur nevežė, nuvežė tik tai į Vilkaviškio ligoninę, kurioje net nėra tokio lygio specialisto. Nes man reikalingas 3 lygio chirurgas,
O Vilkavišky nėra. Atėjo ten daktaras, man paspaudė koją, sako, tai pas save iš vidaus puliuoja. Sako, tai aš ir pažinau, kad iš vidaus puliuoja. Tai čia mes ne prie ko. Ir manęs niekur nevežė. Vėl atgal atvežė. Atgal į pataisos namus. Taip. Atvežė vėl atgal. Paskui čia buvo rotacija. Čia 21 metais rugsėjo 15 pervežė mane į Alytų. Čia Alytų vėl per naują vėl viskas, pakol visi popieriai viskas, nes ne taip greitai su tais daktarais. Ir beveik 11 mėnesių man puliavo to koją. Man padarė operaciją, lygtais nieko, šlubuodamas, bet... Kada padarė? Po tų 11 mėnesių? Teisingai? Taip, padarė po 11 mėnesių, čia 22, aš neatsimenu gerai, gegužės mėnesį ar balandžio gale, ar gegužės pradžioje, ar balandžio gale. Padarė operaciją, vienu žodžiu, lygtais nieko, šlubuodamas biškį. Sako, įsivaikščiuosi, viskas gerai. Vaikščiau, 2 mėnesiai lygtais, paskui man pradėjo skaudėt. Vėl ligoninėje padarė man nuotrauką, sako, pas tave nėra sąnario. Ir vienu žodžiu, nuvėjau pas daktarę tokią, pasiklausiau, ar gali būti, kad per ilgą laiko tarpą man puliavo, sakoja, gali sąnarystas. Taip, sako, taip ir buvo, kadangi tai ilgai puliavo ir išėjo tas sąnarys. Ir vis per 2,5 metų, jau galima sakyti, niekaip į eilę neatsistoju. Eilę kam? Sąnarių keitimo. Vienas tik mane iš Alytaus čia nuvežė į ligoninę nuvežė ne į tą ligoninę, Kaune Laisvėje. Mane grąžina atgal, man vėl važinėja etapais. Po kažkiek tai laiko mane vėl veža į ligoninę. Nuveža, bet ne pas tą daktarą. Mano daktaro nėra, sako, kam čia tave atvežė, aplamai, sako, jeigu nori, mes tau užblokuosim koją, bet sąnario nedėsim. Aš nesutikau ir mane vėl atgal parvežė. Taip, man buvo pasiūlyta gegužės mėnesį gegužės 2 važiuoti vėl į ligoninę, bet aš neatsisakiau, bet atidėjau etapą, nes kadangi aš tada turėjau lengvą grupę ir išėjau jau į besargybos būrį, tai čia už zonos ribų, tenai. Bet kadangi aš ten darbo negavau dėl savo traumos, pradėjau tvarkytis dokumentus, užsiregistravau ten į polikliniką Alytaus, pradėjau tvarkytis dokumentus, vienu žodžiu, jau kad Laisvė mane gydytų, bet mūsų Alytaus medsesutė, ar kaip jinai, administratorė, Živilė tokia. Jinai paėmė mane išregistravo. Aš antrąsyk man socialinė padėjo susitvarkyti Vilniuje, būtent aš turiu dar hepatitą, kad, sako, Vilnius tau greičiau skirs vaistus. Užregistravo tiek dėl kojos, tiek dėl hepatito Vilniuje. Ir paprašiau vaistų iš neliečiamos sąskaitos, nes man buvo vaistai išrašyti, nusipirkti dėl kojos. Ir auklėtė sako, gal tu meluoja, vėl paživilė, sako, aš pasiklausiu, kad užeitų į ją sveikatą, pasižiūrėtų. Ir vienu žodžiu, gerai, sakau. Ir aš jau į Alytaus ligoninę persišvies koją, nes aš turėjau iš anksto turėti padarytą nuotrauką, važiuojant pas daktarus jau. Ir man skambina, sako, tu vėl išregistruotas iš poliklinikos. Tada man jau nervai neatlaikė, aš išgeriau būti lydekynės ir mane nurašė. O taip pat ir mano... Kaip kas nurašė? Atgal į būrį atėmė lengvą grupę. Iš besargybos? Iš besargybos atgal į kalėjimą. Ir čia viskas buvo birželio mėnesį, tai dabar šiandieną važiuosiu jau į ligoninę, tai darys nuotrauką. Ta, kurią turėjot, planavot pasidaryti iš anksto. Taip, tai dabar nuotrauką darys, paskui nežinau, po kiek mėnesių vėl veš. Žiūrės, mano tą koją pasižiūrės chirurgas, ką ten toliau veikti. Tai vienu žodžiu, taip ir jie čia gydo, man skiria vaistą ketanovą. Laisvėje nuvėjau pas daktarę, sako, tau jokių būdų negalima ketanovo gerti vaistų, nes pas mane kepenys blogos. Sako, kitus vaistus skiria, bet jie vis tiek duoda tos vaistus. Ir nežinau, kaip čia taip baigsis. Aš kiek nesikreipiau, kiek ir skundų rašiau, ir taip prašymų rašiau. Man atsakymas vienas, kad tu esi gydomas taip, kaip ir Laisvėje esantys žmonės. Ir aš net neįsivaizdavau. Tai visa viltis buvo ant jūsų. Kad viešai parodytumėt, kaip jie čia gydo tos žmonės. Čia ne per seniausiai. Biškė apkurtau ant vienos ausies. Užsidėjau vandens papolę, aš nuvėjau pas daktarą, daktaras šaunuolis, viską jisai apžiūrėjo, sako, gerai, tau prapusta ausį. Aš daktarui sakau, bet ten pas man nesėros, kamštis vanduo yra. Sako, pažiūrės esu, tie praputė.
vis tiek aš nuėjau kitą dieną, nes daktaras čia pas mus vienas iki savaitėje būna. Nuėjau kitą dieną pas sesutę, aš nežinau, sako. Tai sakau, tai jūs baigusi mediciną, sakau, pasižiūrėkit, sakau, pas man čia vanduo yra. Nežinau nieko, sako, eik iš čia. Nu, tai va taip ir gydo jie čia. Nieko čia nežiūri, bet kaip kreipiesi. O dalies kaip kreipiausi 2 sykius dėl invalidumo. Čia dėl kojos jums? Taip, kreipiausi 2 sykius dėl invalidumo ir vienu žodžiu man gavau atsakymą, kad aš 100% sveikas. Telefonu nustato, niekur neveža. Telefonu nustato, tu gali vaikščioti. Taip, aš galiu kažkiek taip eit. Ryte man sunkiausia vaikščioti, aš vos iki valgyklos nuveinu. Po to, kai atsibundat, atsikelia, teisingai? Aš vos iki valgyklos nuveinu. Paskui antras įkreipiausi, pirmas į Panevėžys nustatinėja invalidumą, antras į čia Alytus nustatinėja invalidumą. Ir aš galvoju, kodėl čia taip yra. Aš atsisvečiau iš savo medicininės knygutės susijusios su mano koja, lapus aš dabar nepaėmęs, aš jų turiu, bet aš nežinau, kad galvoju parodyti. Ir vienu žodžiu ten parašyta, tai kad aš beveik kaip ir sveikas žmogus. Mano padėtis patenkinama, viskas. Su kepenim pas mane viskas labai gerai, nors turiu prieš 10 metų darytą laisvėje tikrintos kepenys buvo tuo metu pabrinkusios 2 cm. Paskui kūno svoris, pas mane viskas gerai, nors man atrodo matosi, kad niekas. Bet parašyta, aš turiu pabraukęs, nes aš skūsiu, paduosiu, turiu advokatą tokį pažįstamą, sakė, padės. Tai viskas rašo gerai, tai aš manau, ta komisija, kur sprendžia dėl invalidumo, pasižiūri tos popierius, tai sako, sveikas žmogus, tai aišku, nes jie manęs tiesiogiai nemato, nes telefonu nustatinėja. Tai jie ten prirašo belenką, tai neduoda to invalidumo. Tai dabar aš biškį numetęs, pasvėriau 125, tai čia per kelis mėnesius numečiau 9 kg, dabar 116. O kur aš visą gyvenimą sverdavau 79 kg. Aš hepatitu susirgau prieš 10 metų ir man pradėjo momentaliai augt svoris. Važiuodavau į Lavlą, yra... Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Laisvės atėmimo vietos ligoninė. Nuvažiavau, ne vieną sykį esu važiavęs dėl tų kepenų. Sako, pas tavęs sveikos kepenys. Tai kaip sakau, sveikos gali būti, jeigu man daryta. Tai dabar šiandieną važiuosiu irgi taip pat ir dėl kepenų, dėl kojas, nusivešiu tą specialią lapą įsidėjęs. Tai kisuva prieš 10 metų daryta. Kepenys pačios tai neišgyja, čia ne pirštai įsipjovė ir užgyja. Jie sako, dabar išsigyda dabar. Naujas amžius, viskas. Lygos pačios užgyja. Stebuklai? Sakau, čia. Faina viskas. O kaip koja dabar? Kaip koja, galiu parodyti, kokią koją man po operacijos. Pradeda mėlynuoti jau net šitoje vietoje. Čia jinai tinsta man. Ką lytui liečia, kiek jie čia galėjo, tiek padėjo. Bet kibartai, ar jie tikėjo dirbti savo darbą, aš nežinau. Jie nieko nedarė, jiems buvo, kaip sakant, nusišykt giliai. Jeigu įsivaizduokite, aš guliu pas save kambarį, ateina vieną dieną sesutė, viena ateina, tai man atneša pleistro, binto, skausmo tablečių, ateina kitą dieną sesutė, kita eina, man nieko neduoda. Duoda 1 tabletę, 2, daugiausia nuskausmo, viskas. Aš sakau, tai man neužteks 2 tablečių. Sako, daugiau pas mus nėra. Bet tiesiog neturi, teisingai? Ar gaili sesutė? Kita sesutė kažkodėl tai atneša. Ir peroksido vandenėlio atneša, nes bintas prilimpa prie kojas, aš pats persirišinėjau koją. Peroksido reikia užpilti, kad atlyptų viskas. Kita sesutė turi, o kita neturi. Bet kita vertus, kiti sako, kad kalėjime susirga kažkokia liga, duoda tik paracetamolio, tai jums jau taip pajokausiu, jums pasisekė, jūs daugiau gavot? Taip, aš gavau 2 tabletės ibuprofeną, kuris faktiškai man nieko nepadėjo. Aš dabar geriu 4 tabletės ketanovo per dieną, 4 tabletės. Tai važiuodamas pas daktarą prašysiu kažkokių stipresnių, kad man po tabletę gerta, ne po 4 ketanovo. Faktiškai ketanovas labai stiprios tabletės. Labai stiprios, taip. Taip, bet jis man jau nebepadeda. O jau geriu, aš jau nežinau, tikrai nemažą laiką geriu. Jeigu jums to sąnarį neįstato, kas tada? Kas? Blokuos koją turbūt, nes aš tai nesutiksiu su blokavimu. Ką reiškia blokuos koją?
Nu, va, matot, jinai nesilanksto iš viso. Va. Ne taip, kaip šitas sveika koja. Ir jinai va, bus pastoviai. Taip, tik tai, kad sako, skausmo nejausi. Vaikščiosi, bet skausmo nejausi. Bet aš girdėjau čia iš kitų nuteistų, nežinau, čia teisybė, neteisybė, kad yra pašalinis poveikis, pradeda tirpti kojos. Vienu žodžiu, daug problemų, paskui būna dar daugiau.